Labas visoms, atėjo laikas dar vienam Fairy Loot unboxing video. Su manimi yra 3 gegužės mėnesio Fairy Loot subscription dėžutės knygos. Kas nežinote, tai aš turiu 3 book combo subscription box, į kurį įeina Young Adult, Adult bei Romantasy knygos. Šį kartą knygas iš tikrųjų gavau ganėtinai anksti, tai gavau mėnesio pradžioje, bet buvo summer solstice, gyvenimas, visokie reikalai ir tiesiog nebuvo kada prisėsti nufilmuoti video, tai taip, vėluoju geras porą savaičių, bet pagaliau radau laiko, tai nusprendžiau ilgiau nebelaukti ir negreičiau prisėsti, bei pasidalinti su visomis, kokių gėrių ir grožių aš čia gavau. Tai toliau nelaukiant ir ne ilgiau, griebėme pirmą maišelį ir žiūrime, kokią knygą gavau iš gegužės mėnesio subscription boxo. Taip, tai pirmoji knyga yra Young Adult Fantasy, vadinasi knyga The Floating World by Axie O. Knyga yra apie buvusį kareivį, kuris išsiųstas pagauti merginos su paslaptingom galiomis. Mergina lygiai taip pat iškeliauja į savo kažkokią kelionę, savo identity suprasti ir išgelbėti savo šeimai ir jų keliai ar ne susikerta. Tai iš tikrųjų panašu, kad bus gal šiek tiek toks lengvas enemies to lovers, kas visom dažniausiai labai patinka, ar ne? Jeigu ypač yra gerai executinta, tai tikėkime, kad taip ir bus. O pati knyga atrodo štai taip. Turint omeny, kad čia buvo gegužės mėnesio knyga, ar ne, dar pavasaris, tas šiltasis jau pavasaris, tai labai gražus, šiltas, cute dizainas. Štai tokia persikinių motyvų knyga su tokiu labai dailiu sprayder, su paukšteliais, debesėliais. Viršus ir apačia kraštelio yra tiesiog šitos cute persikų ar koralų, dar kaip jau pavadinsit, spalvos, nuėmus daž džeketą, tai viena jo pusė buvo štai tokia ir kita pusė galima ar nereversinti, jeigu norima, išslankstyti antrą pusę dėti, tai yra štai tokia. O jie tų pati knyga tai beproto cute. Pati knyga va, irgi tokių debesėlių kalnų motyvų ar ne, pastelinės spalvos dailios, auksinė folija, nu tiesiog super. Tokia max mergaitiška ir ne cute į kolekciją ant lentynos, vidiniai paveiksliukai pirmasis priekyje atrodo štai taip. Panašu, kad knyga bus rytietiškų motyvų, bet tikrai labai labai daili, net ir vidiniai tie paveiksliukai ar ne turi tą auksinę foliją. Ir taip pat, pažiūrėkime, turėtų būti parašas. Taip, ši knyga turi būtent skaitmeninį autorės parašą. Tai irgi labai fainai. Puslapių joje yra, greit užmeskime, kiek čia maždaug, apie 370. Tai vidutinio storio knyga, iš tikrųjų labai daili, ta prasme, nu max, pavasariška, mergaitiška, kaip ir sakiau, cutesy patootsy ar ne, editionas knygos, labai super, labai džiugina mane šitoks dalykas. Tai taip, čia buvo pirmoji knyga. Judame tuomet prie antrosios knygos, jau matau iš kraštelio. Antroji knyga yra Adult Fantasy. Nemeluosiu, šitą knygą šiek tiek susispoilinau, visiškai netyčia, buktokę. Nežiūrėdama ten jokio unboxing video, tiesiog taip labai random ligavos, bet net neskaitant to ar ne, kad pasispoilinau. Buvau labai excited dėl šitos knygos, labai džiaugiausi, kai sužinojau, kas per knygą, net jeigu tai buvo spoilas ar ne, kad ją gausiu. Turiu labai aukštus expectations šitai knygai ir ta knyga būtent yra The Night and the Moth by Rachel Gillig. Kas nežino, Rachel Gillig yra autorė parašiusi The Shepherd King Duology, tai One Dark Window ir Two Twisted Crowns, labai fainos adult fantasy knygos, tokios labiau lėtesnio tempo, tai yra duology. Bet man tiesiog tose knygose rašymo stilius, magijos pasaulis, kaip tos knygos buvo apjungtos ir visa istorija ir neišplėtota ir užbaigta, nu buvo tiesiog super, tiesiog labai faina, labai gražu. Ir būtent dėl tos priežasties esu labai excited ar ne paskaityti kitą tos autorės naują ir ne jos knygą, bet turiu aukštus expectations, tai tikiuosi, kad neteks nusivilti dėl tų expectationų.
Ir pati knyga yra apie jauną moterį, kurios aplinkoje pradeda dingti jos mylimi žmonės. Jinai turi galių žvilgtelti į ateitį, tai suvienyje savo jėgą su kažkokiu Mysterious Ally ir kartu jie bando ar ne įsiaiškinti, kas čia įvyko ir sudurti su tamsiosiomis jėgomis. Atrodo labai fainai, iš aprašymo ir, kaip sakiau, turiu tikrai aukštus expectations, o pati knyga, kadangi šiek tiek pasispolinau, tai irgi žinau, kad beprotiškai graži, atrodo štai šitaip, toks violetiniai pilkas dizainas, kraštelis vitražinio stiklo motyvų kartu su šituo MOF. Niekaip neišgimdysiu, žinokit, kaip lietuviškai vadinasi, ta prasme, be šansų, sorry, kas nors gali parašyti, kaip ten vadinasi tas vabzdys. Taip, viršelis, dash jacketas, viena pusė tokia, kita pusė, kiek žinau, originalus tiesiog leidimas, mačiau, kad merginos lyg ir tokia iš Humanito užsisakinėja, tik jei neklystų pačios raidės, šiaip yra baltus, čia pats pavadinimas rožinis, bet šiaip dizainas kaip ir originalaus to leidimo. Labai daili knyga, tokių pastelinių, violetinių, su pilkšvais, sidabrinė folija, atspalvių ir tie vitražinio stiklai ir to būtent MOFs ar ne, motyvai. Taip, vidinis paveiksliukas. Okay. Šiek tiek juokina. Pasakysiu kodėl, tai galiu pirmą parodyti, ar ne, priekis. Kas žinote atlikėją Aurorą, tai tip top kopija. Aš jau matau, iš kur dizaineriai ėmė inspo šitos knygos ir gale turbūt turim čia tą Riterį, tą Knight, tai irgi šiek tiek panašus, sakyčiau, į Timothée Chalamet, bet vis vien labai gražus dizainai ir paveikslėliai, lygiai taip pat turi tą sidabrinę foliją kaip ir ant viršelio. Parašas šioje knygoje yra skaitmeninis ir tuomet puslapių mes šitoje knygoje turime iš pajautimo spėjau, kad apie 400 bent jau rankoje taip atrodo. Tai jo, atspėjau, 401 puslapis. Tai irgi vidutinio storio knyga, bet labai labai daili, kaip ir minėjau, esu labai excited, turiu ją TBR-e. Tai turbūt, kai jau šiek tiek praeisiu savo kitas knygas, kurias laukia perskaitymą ir prieisiu prie Fairyluto knygo, tai greičiausiai bus pirmoji, kurią griebsiu. Nes tiesiog beprotiškai noriu šitą knygą perskaityti. Tai taip atrodė mūsų antroji knyga, Adult, ar ne? Ir tuomet liko turbūt jau Romantasy, tai grėbėm paskutinį maišelį. Taip, Romantasy knyga, Broken Souls and Bones by L.J. Andrews, jaunos moters tylus gyvenimas, sugriūva, kai princo sargybinis išduoda jos paslaptį, tuomet jin priversta dirbti karaliui ir suvienyti jėgas su tuo pačiu princo sargybiniu, kuris ją išdavė. Tai kvepia tokiu irgi Enemies to Lovers, kas bent jau man vis tiek labai patinka, ar ne? Enemies to Lovers laikai yra a fun read, ypač jeigu gerai padarytas Enemies to Lovers. Taip, o knyga atrodo išpakuojam štai šitaip, tokia tamsiai violetinė, kraštelis su gėlytės apačioje ir viršuje ir tuomet šonas toks vilkas. Tai Miglė po galais man paspoilino savo bookstagrame būtent šitą kraštelį. Tai bent jau gerai, kad ne visą knygą, nes būtų šiek tiek disappointing, ar ne, vis tiek tą surprizą man patinka turėti, ar ne, ir gauti neaišku ką ir tiesiog pamatyti, ar ne, pirmą kartą šviežiai sureaguoti pačiai gyvai. Taip, nuėmus dash jacketą. Tai ta pirmoji pusė, ar ne, atrodė štai šitaip. Ir galima, norint pasikeisti į tokį kitą violetinį variantą, atrodo štai taip. Pati knyga yra juoda su sidabrinė folija, tokie miško, kalnų, ežero motyvai. Užrašas šiek tiek primena tas tokius vikingų vaibą. Ir iš paveiksliukų irgi panašu, kad tai bus, ar ne, vikingų vaibas pačio pasaulio bent jau, bet labai gražus artas, gale irgi, labai romantiškas paveiksliukas, labai fainai. Tai parašas turėtų, manau, būti, šį kartą tikras markeriuku uždėtas ranka ar nedėtas autorės parašas. Turim kitame puslapyje ir žinutės su skaitmeniniu parašu.
O puslapių 436-7, kažkas tokio. Tai irgi, sakyčiau, vidutinio storio knyga, buvau vieną kažkurį mėnesį gavus tikrai tokią gan storoką iš Fairy Lūto. Tai šį kartą visos trys, sakyčiau, tokio vidutinio storio ganėtinai, bet labai labai gražios, tikrai nei viena knyga nenusivyliau, labai happy visais dizainais, tikrai visos labai gražiai atrodys ant lentynos. Na ir ką, tai buvo visos trys knygos, Young Adult, Adult bei Romantasy. Labai laukiu jūsų nuomonės, kaip jums patiko, nepatiko, gražios, kuri jums atrodo dizaino ar bent jau temos atžvilgiu ar ne įdomiausia. Gal kažkurią jau skaitėt, ypač gal skaitėt netgi The Night and the Moth, nes mačiau merginos pirko. Tai jeigu skaitėt, labai laukiu atsiliepimų, nuomonių, komentarų po šio video. Ir na ką, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ciao!